Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų gruodžio 23. Mano pirmas didvyris, kurio norėjau būti, buvo Paganėlis. Daug skaitantis, daug žinantis, pasiryžęs beprotiškom kelionėm, sustojantis prie kiekvieno augalėlio. Dar manau didvyris ir dėl to, kad išsiblaškęs, net tada nujaučiau, kad su trumpalaikė atmintim man ne kažką, o čia buvo pavyzdys, kaip viskas gali būti vis tiek gerai. Per tą laiką išmokau daugybės visokių kompensacinių mechanizmų ir manau, jie veikia taip gerai, kad dauguma nustemba, kai pradedu pasakoti apie tai, kad galiu, eidama per kambarį, užmiršti kūrėjų ir visiškai ramiu veidu peržengti prie durų padėtą šiukšlių maišą, kurį tyčia pasidėjau taip, kad neužmirščiau jo išmesti. Priremtas į kampą Paganėlis sakė, kad tai jo pirma kelionė, visos kitos buvo patirtos sėdint savo krėslį ir skaitant arba svajojant. Turiu prisipažinti, kad ir aš taip darau. Keliauju krėslę, lovai, žiūrėdama pro langą. Rečiau keliauju, bet vis tik keliauju ir pasauliu, nes tokių kelionių, kaip nepažiūrėsi, yra netaip jau mažai. Man visiškai verta keliauti ir tam, kad suprasti, kuo skiriasi pusryčiai Kopenhagoje ir Berlyne, į koncertus ir rėvus kviečiančios krajutės Tartu ir Krokuvoje, ar žalių salotų skyrius Hartforde ir Gente. O tada yra kitokios kelionės. Minčių žemėlapyje jos gal ir paribiais su pergalvojimu, tik jos anot nekankinančios, o labai švelnios ir malonios. Šiandien turėjo pastovėti ties mintimi, kurią atpažinau kaip jau aplankyta. Ir ne kartą. Jei kažkas gyvenime tau neteikia džiaugsmo, šilumos ar jėgų, palik tai ramybėje. Reikėjo aplankyti daug šakų aplenk šią mintį. Ar čia apie hedonizmą ir kas tada su juo blogai? Ar čia apie pasidavimą? Ir tada jau mano gerai nuglūdintas, o kur riba tarp nepasidavimo ir galvos daužimo į sieną? Ar čia kalba apie prioritetus ir suvokimą, kad savo kovas reikėtų rinktis, nesikaunant su kiekvienu pasitaikančiu priešu ar priešų kabutėse? Ar čia apie baimę ir silpnumą? Ir kas tada blogai pripažinti, kad gal taip ir yra ir kad gal nebūtinai būtina būti stipria ir drąsia, nebent būtina, bet ne visur? Ar čia apie supratimą, kad ne viskas, ko tikiesi, nori ir ko sieki, gali iš tiesų tai suteikti, ir mes nuolat mokome subtilaus meno atpažinti ir susitikti su lygiaverčiais norais, tikslais, vertybėmis ir siekiais? Ar čia apie gebėjimą atsisakyti to, kas yra siūloma ne dėl to, kad tai yra, ne dėl to, kad tai yra prieinama, o tik dėl to, kad vidinis balsas šaukia kažkur kitur? Apie tai, kad susitaikymas, užmiršimas ir palikimas ramybėje yra vis tik ne tas pats. Kažkada gal norėjau, kad atsakymas būtų vienas ir nervinausi, kad neradau vieno atsakymo. Kai randi vieną atsakymą, jis ir yra teisingas. Jei nerandi vieno, tada visi neteisingi, o aš nemoku atpažinti teisingo. Na ir kas tada lieka? Graužti, stengtis vėl iš naujo? Ne. Tiesų yra daug ir jos visos gali veikti vienu metu. Aplink kiekvieną mintį yra daug aspektų ir visi jie vienodai svarbus ir visi jie vienodai teisingi. Tada mano mintinės kelionės pasidarė švelnios ir malonios, pirštų vedžiojant per kiekvienos idėjos išsišakojimus. Viskas yra visaip. Visada. Tam, kad kažko išmoktum, reikia įžengti į diskomfortą, bet ir kiekvienas diskomfortas gali kažko išmokyti. Gal, gali būti visaip, bet paieškos į trumpą ir aišku atsakymą čia irgi nepadeda, čia labai daug žvaigždučių. Bet jeigu aš neliksiu atsimerkus, jeigu nematysiu to, kas vyksta su visom detalėm, su visais vingiais, blizgučiais ir randais, tada atsakymas bus dar toliau. Tik tada, jei galėsiu pažiūrėti ir pamatyti viską, kas vyksta, pamatysiu ir trapų drugelį. Suvokimą, kad čia ir dabar, šiomis sąlygomis tokiam žmogui, kokiu esu aš dabar, toks sprendimas bus geriausias. Drugelis, kuris mano vidiniam Paganėliui yra gražiausia kada nors matyta gyvybė. Nėra teisingų sprendimų, yra tik tie, kuriuos mes priimam, kiekvienas su savo pasiekmėm, kurias mes matom tik iš dalies. Kuo mažiau jaudinamės dėl teisybės, tuo geriau matom sprendimo pasiekmes. Tuo geriau galim pasirinkti tas, kurios mums yra artimesnės. Nes galiausiai kas mes, jeigu ne begalybė mūsų sprendimų, sekant paskui trapų drugelį.
Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.